Kulinarija. Vieniems tai malonumas, kitiems kančia, tretiems hobis. Garsiam virtuvės šefui Liutaurui Čeprackui kulinarija tai didžioji gyvenimo aistra. Visai neseniai duris atvėręs kulinarijos ir menų loftas Gastronomika šiandien apsilankyti kviečia ir jūs. Iš tikrųjų, nuostabi erdvė ir pirmas įspūdis tikrai pasakiškas. Ir kaip jums pavyko sukurti tokią erdvę? Klausimas greičiau ne kaip, o per kiek laiko man pavyko sukurti, nes idėja buvo brandinta gal 3 ar 4 metus. Aš tos 3 metus internete benaršydamas ieškojau tų dalykų, kurie man patinka, interjero detalių visokiausia, ar ne? Tuo pat metu galvojau labai stipriai apie funkcionalumą. Pagrindinėje salėje įsitaisė ergonomiški ir akį traukiantys baldai, bei pagrindiniu akcentu puošmena tapęs 12 žmonių skirtas stalas. Pati pagrindinė mintis buvo pačioj pradžioj darant, tai šita vieta tai yra, jeigu ateina maža žmonių grupė, 12 asmenų ir jubilietas gali štai atsisėsti gale ir jis šį vakarą yra karalius. Taigi, pagrindinė tema ir buvo karalius, o kadangi mano vardas Liutauras, tai trumpinis liūtas, tai visi iškart supranta, kad čia liūtas karalius turėtų sėdėti, bet čia tikrai ne man, čia yra mūsų klientų. Matau interjere daug netradicinių detalių. Iš kur jos ar kaip jos atsirado čia? Žinot, darant buvo vis tik galvota apie tai, kad tai turėtų būti ne vienadienis projektas. Nes esam turbūt pirmieji, kaip sakė, kurie susidėjo natūralaus indiško juodo kalkakmenio grindis patalpoje. Na, turbūt plačiau apie tai galėtų papasakoti Gretutė, prašau, prisijung prie mūsų. Liutauras neapsėjo be specialistų pagalbos, todėl kad visų pirma, jisai tikriausiai rinkosi medžiagas tokias, kad būtų gražu. Bet iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti ir į praktiškumą, kadangi tai yra virtuvės patalpa, tai yra dūžtantis indai, žmonių judėjimas, turėjo būti pasirinktos grindys neslystančios. Šitas akmuo yra panaudotas Liutauro grindiniui skirtingų plytelių dydžio ir kampukai yra užapvalinti, kad suteiktų tokį antikos vaizdinį. Ir akmuo iš tikrųjų buvo pasirinktas iš techninės pusės, kad jos visiškai nesibraižytų, nesipurvintų, nekauptų pelėsių, bakterijų. Visa tai turi natūralus akmuo, šitas visas savybės, bet to jis yra labai kietas, tinkantis ne tik tais vidaus interjerui, bet ir eksterjerui. Tačiau akmenys nugulė ne tik ant grindų. Štai šis motyvas buvo pasirinktas, pavyzdžiui, tiek, tas akmuo dėl to, kad jis priminė gintarą. Iš tikrųjų, pagrindinė priežastis šitos plokštės šiandien, jeigu taip žiūrėti, tai yra sukurti prabangos pojūtį. Tai Greta, kaip pavyko sukurti tokį stebuklą? Iš tikrųjų, tai nei gintaras, nei stiklas, o paprasčiausia presuotas marmuras su natūralaus onikso akmens inkrustacijom, inkliuzais. Iš kitos pusės paprasčiausiai uždėjome šviesos ledus ir taip apsišvietė onikso akmenukai. Šitas akmuo iš tikrųjų yra labai dekoratyvus, tinkantis ne tik tais tokiem baram pašviesti, bet tinkantis puikiai ir stalviršiam, kadangi jis yra labai atsparus trinčiai, nusidėvėjimui, braižymuisi. Įėjus pro duris pasitinka didžiulė spinta vitrina, kuri jau spėjo tapti maža krautuvėle, o priešais ją nestandartinis sprendimas – stūkso kriauklė. Aš pradžiai buvau nusprendęs net moterų tualete kriauklės nepastatyti, bet mane visos moteris, kurios išgirdo apie šitą idėją, pasakė, tu ką, visai iš proto išsikraustei? Tai aš moterim pastačiau kriauklę ir tuo pat metu norėdamas, nežinau, tarsi... Paauklėti vyrus, jo. Aš iškėliau tą kriauklę čionais, kadangi, turbūt atlikus statistinius tyrimus išaiškėtų, kad nemaža dalis tų vyrų pamiršta iš tualeto išėję rankas nusiplauti, tai aš tiesiog verčiu tą padaryti čionais. Na, o dabar žvilgtelkime, kaip atrodo erdvė, kurioje gimsta kulinariniai šedevrai. Čia sudėta viskas, kas įmanoma ir ko galėtų reikėti prireikti namuose. Kai kurių dalykų galbūt kai kam ir neprireikti. Bet iš tiesų stengiamės padaryti tarsi parodinį demonstracinį variantą, kuriame būtų viskas. Aišku, vėlgi, kalbant apie medžiagiškumą, kaip matot, pasirinkom iš tikrųjų tokį labai įdomų akmenį. Čia yra iš tikrųjų techninis kvarcas, kitaip vadinamas kvarco aglomeratas. Šitas akmuo yra labai stipriai supresuotas. Dėl to iš medžiagos dingsta visas porėtumas. Medžiaga yra labai atspari trinčiai, nusidėvėjimui, purvui, juoduliam. Čia galima iš karto pjaustyti, dėti karštą puodą arba keptuvę tiesiog tiesiai nuo kaitlentės. Medžiaga ant medžiagos neliks jokių dėmių. Va čia, ką matot, kas blizga, tai yra veidrodžio šukės.
kurios ir padaro šitą akmenį labai dekoratyvų. Aš ieškau praktiškumą ir aišku išvaizdos. Tai manau, šiuo atveju mes suderinom abi tas savybės. Sakoma, batsiuviai be batų, o kaip virtuvės šefai? O ką jūs valgot pats namuose? Ar būna taip, kad, pavyzdžiui, pasišildat mikrobangį dešrelę? Ar aš esu pretenzingas maistui, jūs norėjote užduoti tokį klausimą? Galima ir taip. Ne, visiškai. Aš valgau bet ką. Maistas vis dėlto juk turi dvi funkcijas, ar ne? Viena yra mėgautis, kita yra pasisotinti. Taip. Kada mes skubame, mes sotinamės, kada mes turime laiko, mes mėgaujamės. Tai viskas priklauso nuo situacijos. Kai mes rašom straipsnius arba kalbamės, visą laiką turim kažkokią žinutę. Kokią žinutę neša jūsų patiekalai? Žinot, sakyčiau, kad kasgi tie mano patiekalai, tai yra daugiau tokia... Tai yra mano žaidimo forma su maistu, ar ne? Taigi gaunasi, kad ta žinia, kurią aš nešu, tai greičiausiai yra mano kažkokia tai išgyvenimas, kurį aš patiriu. Neslėpsiu to fakto, kad ašgi svarbiausias dalykas vis tiek mintu emocijomis, kurie suteikiu žmonėms, ar ne, ir kurie po to spinduliuoja ir aš jas sugeriu atgal. Kartais būna tokia nuostaba, tu dirbi ir staiga girdi, kad salė nutilus. Galvoju, kažkas ne taip, pasižiūri, visi valgo. Ir tada irgi supranti, kad jau viskas, ta prasme, kad viskas yra tvarkoj. Esu iš poros moterų girdėjęs, kad jos pasakė man, sako, aš supratau pirmą kartą gyvenime, kad maistas yra orgazmas. Taigi, jo, pasirodo, džiugu, kai turi tokį talentą, net nesiliesdamas jį suteikti. Liutauras atskleidė, kad kulinarijos ir meno lofto interjerą jam padėjo sukurti mama. Iš tiesų, mamai norėčiau padėkoti, nes jinai, kadangi susijusi yra su interjerais, tai jinai man padėjo suvesti iš tiesų visas mano nežabotas idėjas, šiek tiek pažaboti ir kai kurios galus iš tikrųjų, kuriuo aš jau nebemačiau, kadangi man trūko ir patirties. Ir vis tiek interjerus darant svarbus labai dalykas yra ta patirtis, kai tu žinai tiksliai, kad tai yra gerai arba tai nėra labai gerai. Ir aišku, spalvinė pusė, nes čia jau reikia kaip ir maiste, tu turi turėti tą pojūtį, intuiciją, skoniui, taip aš manau ir spalvoms tu turi turėti įgimtą klausą spalvai.